Gulsaras. Tai kaip caras. Nu, parodyk veiduką, koks sutinės. Geri vakar? Ne? O koks vėjas? Visą palapinį judai. Du. 11 dienos rytas. Šiandien grįžtam namo. Lieka iki namų 100 km. Tikslas važiuoti nuo Talino iki Lietuvos Baltijos jūros pakrantę pasiektas 1000 km. Dar bus 100, bus 1100 bendras kelionės atstumas. Buvo sunkių, buvo lengvesnių epizodų, bet buvo puikios 10 dienų. Samogityje nice, very nice. Kai tie vokiečiai nice Samogityje. Nu gražu, Žemaitijos kalvos tos. Nenuobodu, kalniukų visko. Pažiūrėk, kokie landšaftai gražus. Fainiai, dabar link Alsėdžių lėkiam. Lėkiam link Alsėdžių. Kas ten gero pažiūrėsim. Sustojom parduotuvikiai. Supirksim kuro. Važiuosim toliau. Ne, nusipirkęs. Apžuorą. Tau nepirkau, nes žinai, dėl ko to negali. Žinau. Galiu paminėti dėl ko. Ne. Kokie linksmieji kalneliai bus. Kokie kalniukai. Vyjų bus. Bus fainai. Pabanguosim. Fainas keliukas nuo Alsėdžių iki Telšių. Kalniukai, pakalnikas, bet tokie smagus, kaip gerai. Vau, kyli leidės. Esam Telšiūse. Prie Maščio ežero. Kemperiukas vandeninis, tūza. Šiauriai geras jau nusileidimas nuo Džiuginieno čia į Telšius į apačią. Beliam, kaip gerai. Telšių panorama. Puikiai matos viskas. Rainiuko plytėlė. Iš Telšių lėkiam, sustojom pafotkint. Šį bei tą ir ten Rainiai. Rainiuose planuojam pavalgyti kažką. Nes jau kaip ir laikas būtų. Sustojom pavalgyti. Sveiko maisto. Čia nesveikas. Skanas? Nevalgęs nevažiuoti. Trumpas topukas Viešvienuose. Šteliai tokiui. Vėliavėlė plazda, o tai reiškia gerą ženklą. Pirmą sykį turėsim gerą vėją nugarą. Mūsų kelias būtent tą kryptim dabar iki Luokės. Kaip vyksta pakavimo darbai. Puikiai. Oi, kokias raudoną turit gėrimuką. Kaip skanu bus. Turbo. Pastatytas jaunimo organizacijų 34 metais. Visuomenės aukojimo atminti. Kultūros rūmai Viešvieno ne kažką. Aukšta vieta. Čia kaip Steveno Kingo kukurūzų laikai.
Kukurūzai čia, kukurūzai, bet jau baigęs augas. Dabar tik galvoju papalnuoti. O čia, kad nepasiklystum kukurūzų. Kukurūzų tačka. Oi, koksai. Lada, atseit Volkswagen Transporterio kūzavas. Kotelės Lados. Toks monsters. Čia aišku jį neįlipsiu žvirintų. Jo. Kombaino ratai. Čia tipo važiuojantis kažkada buvo, gal ne? Taip. Kukurūzas, jo, aš jau komentavau apie tą lauką, kad kukurūzų vaikai. Jo. Turim atvykę į Luokę. Luokės bažnyčią. Medinė graži visai tokia. Su pagrindinė gatvė važiuojam Luokės. Kukurūzų vaikai persikėlė. Tai kągi mes čia matom per lentą mėlyną priekį. Iki čia Šiaulių apskritis Kelmės rajonas. Valio, įvažiuojam į savo gimtą rajoną. Po 11 dienoj. Valio, kertam, jau mes savo rajone. Gaulenai baigęs, man apie 2, nu kai užvenčia apie 9 kilus. Turbūt stosim užventi pailsės. Čianais avarija nutiko. Turiu pakūstę įvykio vietą. Ką dėdų nėgi? Viską pasimušė turbūt. Tai kas būna, kai važiuoja nepasiruošęs Eurovelom. Maršrutą. Nutrenčiant jėgų. Nu čia vyro. O, 7. Kertas 7,5. Nelygi po... Nelygi po... Nu, kokį rimtą duotangus vartojus jau yra reikalų pavažiuoti. Ne kiekvienas kaip tu jau. Taip, jau ne kiekvienas. Užvenčia bažnyčia. Nu ką, judam link Kelmės. 26 km liko mūsų kelionės. Šios kelionės liko 26 km. Vai, į pabaigą. Liūdna. Visai liūdna. Peizažai prie Vaiguvos. Kaip aukšta vieta graži kokia. Tazo Jėgainių parkas nauja. Nu va, matom Kelmę jau nuo kalniuko.
Visai nedaug liko, 6 kilometrai. Vau, smagi diena. Sukėlimas 660 metrų. Kasdienų normaliai. Tai ką, užbaigimai, kadrai, kelionės. Kelmė 100 metrų liko. Viskas, Kelmė. Aliu.